Sveiki, mėlėjai. Kviečiu susipažinti. Mano vardas Rasa Ušackienė. Aš padedu moterim atrasti save ir savo sparnus. Esu ekspertė savirealizacijai, sertifikuotama kaučerė, žaidimų terapeutė, psichologė ir taip pat dailininkė aliejinės tapybos srityje. Mano mėgstamiausiai posakiai, kuriais vadovaujasi gyvenime. Jei gali padėti, tai padėk. Ir klausyk savo širdies balso ir sek juo. Tai mane atvedė ten, kur aš esu dabar. Būdama 45 metų, aktyviai pradėjau ieškoti savęs ir atradau Dievą, o perkopusiu 50-metį, po sunkių asmeninių išgyvenimų netikėtai mano gyvenime atsirado aliejinė tapyba ant drobės. Ir pradėjau tapyti. Ir šiais metais jau turėjau pirmąją savo tapybos darbų parodą Birmingeme. Beveik tuo pat metu pradėjau studijuoti praktinę psichologiją ir coachingą ir kardinaliai pakeičiau savo profesiją ir atradau save iš naujo. Taip pat esu klubų Moteriški sparnai įkūrėja lietuvių ir rusų kalbomis. Tai yra vienas iš svarbiausių mano projektų skirtų moterų geroviai, kurį įkūriau su dideliu entuziazmu ir įsipareigojimu. Šis klubas yra skirtas sujungti moteris iš skirtingų gyvenimo sričių ir kartu plėtoti pasitikėjimą savimi, įkvėpti vieną kitą ir padėti pasiekti savo siekius. Per klubo veiklą organizuoju įvairias individualias ir grupinės terapijas, kad moteris galėtų prisijungti, dalinti savo patirtimi ir palaikyti vieną kitą. Mano darbas yra skirtas asmeniniam augimui, emociniam sveikatingumui ir išraiškai per meną ir žaidimus. Turiu tikslą tęsti savo veiklą, skatinti, įkvėpti ir remti lietuvių ir rusakalbės moteris visame pasaulyje, kad jos galėtų sugebėti skraidyti, išdrįstų svajoti ir siekti savo svajonių. Štai ką reiškia moteriški sparnai. Sesijas vedu lietuvių ir rusų kalbomis. Jeigu reikia, maloniai prašom kreiptis. Su meile, Rasa.